Sveiki, jūs žiūrite Slešą ir su jumis esu aš, Gedas. Ir šiandien mes turime Huawei P10. Dėžutė atrodo iš pirmo žvilgsnio neypatinga, yra Huawei design užrašyta ant šono, akcentuojama Leica dviguba kamera, tačiau matome patį telefoną, tikrai unikaliai ir gražiai atsidarančią dėžutę. Viduje rasime instrukcijas su adatėlė, pakrovėjo laidai bei duomenim pervesti, bei akcentuojama, kad Type-C jungtis, tai reiškia, kad gali įkišti ir vienu ir kitu galu. Nice touch. Ausinės, panašios į tradicinės iPhone Earbuds stilių. Štai. Ir pakrovėja. Apie telefono išvaizdą. Priekyje randama kamera, garsiakalbis skambučiam, ekranas Full HD raiškos, asmeniškai labai patinka, kad nėra šone rėmelių, suteikia elegancijos pojūtį, bei sensorius piršto antspaudam bei veikia kaip namų mygtukas. Šiandien randamas atrakinimo mygtukas su tekstūra, taip pat atskirti nuo patylinimo arba pagarsinimo mygtukų. Apačioje yra garsiakalbis, Type-C jungtis, pakrovimui arba duomenų perdavimui, mikrofonas, nes vis dėlto tai yra telefonas, bei audio kištukas. Kitam šone randamas slotas SIM korteliai ir kitai SIM korteliai arba micro SD atminties korteliai. Todėl galite rinktis, ar reikia daugiau vietos ar antros kortelės. O viršuje yra tik tais mikrofonas triukšmui. O telefono nugarėlėje randamos dvi kameros, viena spalvota, kita ne, dviguba blykstė, užrašas Leica, Huawei logotipas bei 4 antenos kiekviename kampe. Šiame telefone yra 8 branduolių procesorius, tai užtikrins, kad visi žaidimai ir užduotis veiks sklandžiai, bei 64 arba 32 GB vidinę atmintį, kurią galima praplėsti su microSD kortele, bei 4 GB operatyviąją atmintį, kas leistų tiesiog turėti daugiau programų veikiančių vienu metu. Multitaskingas. Ir taip pat 3200 mAh baterija, kuri tikrai turėtų užtikrinti jums pilnos dienos naudojimąsi. Šiame Huawei telefone yra MUI vartotojo sąsaja 5.1 bei Android versija 7.0, kas yra naujausia Android versija. Tikrai patirsit geriausią kol kas Android naudojimuosi experience. Šioje vietoje piršto antspaudo skeneris, kuris veikia iš tikrųjų stebėtinai greitai. Ta prasme, pasižiūrėkit, atrakinti, suvesti, viskas. Taip pat tai nėra tik piršto antspaudo skeneris. Ir navigacijos mygtukai gali būti. Gali jie būti ant ekrano, kaip šiuo atveju. Arba galima juos pasikeisti, kad tiesiog čia paspaudė. Arba perbraukia, atsidarai tas menedžeris. Arba palaikai, atsidaro namų mygtukas. Taip sakant, pagal skonį. Dar man, kas pasinaudojus telefonu, krenta į ausis, į akis, kad namų mygtukas yra ne mygtukas. Tai tiesiog yra išlinkimas stikle. Tu jo nepaspaudi, tu jį tiesiog prilieti. O šone yra užrakinimo mygtukas, kuris turi tiesiog nuostabų garsą. Kažkas inžinieriavo ir dirbo prie to, kad jis skambėtų būtent taip. Tai va. O dar apie namų mygtuką kalbant, tai Huawei sudėjo sensorių į stiklą tam, nes jie teigia, jog nori piršto antspaudo sensorius būtų per visą ekraną. Tai, kad nereikės siekti specifinės vietos atrakinti, bet bus galima priliesti ekraną ir telefonas atsirakins būtent nuo jūsų piršto antspaudo. Ateitis čia, žmonės. Gale randame dviejas kameras. Taip, dviejas kameras. Viena yra 12 megapikselių spalvota kamera, kita yra 20 megapikselių nespalvota kamera. Leidžia pasiekti itin geros kokybės nuotraukas ir veikia puikiai prastame apšvietime. Huawei eina link tos dalies, kad galima nešiotis gan profesionalų fotoaparatą savo kišenėje. Taip pat šis telefonas turi priekinę 8 megapikselių kamerą. Ir puikios naujienos visiems, kurie mėgsta fotografuoti, nes pripažinkime, gyvenime pagauti gražius momentus yra svarbu.
Šis telefonas palaiko greito krovimo funkciją. Huawei teigia, kad per 30 minučių pakrovus telefoną gali prašnekėti ir iššifruoti tą energiją tik per 4 valandas. Tai manau puikios žinios žmonėm, kurie ištisai nesugeba pasikrauti savo telefoną pilnai, ištisai jis baigia išsikrauti. Parbėgi namo, įkišai krautis, per 30 minučių tikrai pasikrauna ir gali bėgti ten, nes vėluoji autobusą ar dar kažkur. Taip pat nereikia mąstyti, į kurią pusę kišti telefono laidą, nes tai yra Type-C. Gali jungti bet kurią pusę. Man nereikia kitų, mano meistras man sakė, kad aš esu tu, nežinau, ar galiu netikėti, kai šito kelyje. Telefono kolonėlės garsą girdėjot, o apie ausines galiu pasakyti, tikrai kaip ateinančios su telefonu yra geros, praleidžia garsą, tačiau žemi girdisi, aukšti irgi nuostabiai girdisi. Bet jeigu mėgstat muziką labiau ir mėgstat tai investuoti, tai šitų ausinių nelabai manau, kad naudosit, nebent iš bėdos. Keletas gerų pastebėjimų, kas labai patiko, DTC ar geresnio garso tiesiog funkcija yra pasiekiama tiesiog muzikos aplikacijoje vienu piršto paspaudimu, nereikia eiti per jokius meniu, per nieką. Ir yra dainos suskirstytos į aukštos ir prastos kokybės. Ten, kur muzika siekia 192 kilobitus per sekundę, dainos pažymėtos kaip high quality. Geras pastebėjimas, gali matyti, kurios dainos yra aukštos kokybės, kurios ne. Nice touch. Taip pat Huawei teigia, kad šis telefonas turėtų nesulėtėti 1,5 metų, nes yra operacinėje sistemoje sudėkta funkcija, kad jisai save valo ištisai nuo šiukšlių ir neprisikūpia nereikalingos informacijos, kuri lėtina telefoną, kas yra didžiulė problema šiais laikais beveik su visais telefonais. Apibendrinant, Huawei telefonas jisai kainuoja apie 600 eurų. Ir tai yra skirtas aukštesniai visuomenės klasės telefonas. Tiem žmonėm, kurie gali sau leisti išleisti ekstra pinigo telefonui, prabangai. Nes tai yra tikrai stilingas telefonas ir turintis daug galių savyje. Ar rekomenduoju telefoną? Jeigu turit pinigų, tai. O kaip telefonas veiks po mėnesio naudojimuose, sužinosim po mėnesio. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą Techą. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą Slashas. Ačiū uždėmesi. Viso.